Va, mūsų italai grįžo. Važiavom parsivežti. Egidijus grįžo iš ilgos kelionės. Mėnesį laiko keliavo. Kada dabar vėl varys, nežinau. Va, su šita čia mano dronas yra. Reikia skraidinti droną. Siuntinukai, va, su šita mašina. Čia viršui miega, kažkur yra lovas. Fainiai, oras šiandien labai nuostabus, geras oras. Na, jie sakė, viduj dabar yra, tenais laukiam, kol pareis. Va, kokias mašinas. Va, pareina, matau jau jie. Kokias mašinas, va, kokie numeriai. Su nelietuviškom važiuoja. Fainiai. O čia galima įkišti nosį, ne, čia taip užsandaryta. Va, tiesiai iš Turgaus, tiesiai į Kauną ir va taip tęsiasi mūsų visos kelionės, lakstom, duodam. Su 2 autobusais varo, su šitoje dar vienu. Pilnas perkrautas, sakė. Tiesiai iš Turgaus ir tiesiai į Kauną 9 fortą. Geras orelis šiandien visur, kaip medžiai gražiai nukarpyti. Įsivaizduojat, kaip gražiai visi medžiai iškarpyti, bet kaip įdomiai. Fantastiškai. Tai vat, smagu, faina, labai oras geras, tai labai malonu, labai. Pareina du gražuoliai ir šuniuką parsiveda. Va. Nu, tu pažiūrėk, koks oras šiandien nuostabus. Dabar Italijoje minusinė temperatūra. Ne minusinė. Šalta, žinau, 15 laipsnių, sveiki gyvi. 15 laipsnių krato. Kur tau nešal šiandien? Biškiai, tai Roma žiūrėjau 20 gali. Ištraukiau saulę jums iš bagažinės. Pamačiau iš tolo jau. Su viena išvažiavai, su kita parvažiuoji. Kaip tau kelionė? Fantastiška. Varysi dar, ne? Pesto padažą duos paragauti. Jeigu patiks, tai parvešiu. Man trauk vyniuką itališką geriau, ne padažo. Taigi mano yra. Maniškis. Jo.